Sveiki, draugai. Pakalbėsime apie nesenai pasirodžiusią Baltarusijos istorijos profesoriaus Igorio Marzaliuko nuomonę LDK istorinio palikimo klausimu ir taip vadinamasias populiarias nuomonės, kaip jis pats įvardino, mitus, kurie vyrauja lietuvių ir baltarusių visuomenėse. Nors savo temą jis pavadino Baltarusiška Lietuva arba Lietuviška Baltarusija, tačiau pats video pavadinimas kitoks, truputį provokuojantis, kas kalba, kad mes pas kažką pavogėme, tas bedieviškai nuodėmingas. Čia jis tikriausiai apeliuoja į daugumą lietuvių. Kodėl svarbi profesoriaus Igorio Marzaliuko nuomonė? Šis mokslininkas atstovauja Baltarusijos valstybės istorijos politiką. Jo nuomonė vienokiu ar kitokiu istoriniu klausimu gali reikšti, kad tokia pozicija yra oficiali. Iš esmės tai gali reikšti, kad Baltarusijos valdžia jau negali nekreipti dėmesio, kas kalbama ir rašoma viešose socialinėse erdvėse, oficialiuose ir neoficialiuose diskusijose apie kovą dėl LDK palikimo. Taigi, paklausęs profesoriaus Igorio Marzaliuko monologą, perpasakosiu, kaip man atrodo, pagrindinės pasakytos tezės. Šį kartą truputėlį apie Vilnių, ką jis sako apie Vilnių. Taigi, kieno Vilnius? Galima kalbėti, ką nori, sako Marzaliukas, bet archeologiniai tyrinėjimai parodo, kad šis miestas Vilnia, o jis visada buvo Vilnia ir niekada Vilnius iki 1940 metų. Šis miestas Vilnia kaip miesto centras, su turtinga miesto kultūra buvo įsteigtas mūsų protėvių slavų, kryvičių, istorinės Rusios laikais, jei norite, miesto kūrimo tradicija, grindiniai, slavų nekropoliai. Marzaliukas nesutinka su tuo, kad miestas įkurtas XIV amžiuje, nes grindinio archeologiniai tyrimai įrodo visai ką kita, kad miestas buvo įkurtas žymiai anksčiau. Jis nesako, kad nebuvo lietuvių ten ar vokiečių, ne. Buvo vokiečių galas, bet buvo ir rusų galas. Iki 1940 metų slavai ir žydai dominavo Vilniaus krašte. Kad ir kaip nepatinka dabartinio Vilniaus krašto šeimininkams, sako Marzaliukas, bet tai faktas, apie kurį neverta ginčytis. Anot jo, lietuvių istorikas Darius Staliūnas, kuris rašė apie lietuvišką nacionalizmą, sako, kad dar XIX amžiaus 20 metais lietuviai netikėjo, kad Vilnius kada nors taps Vilniumi. Tačiau Josifas Stalinas dovanojo Lietuvai Vilnių. Lietuviai išugdyti Kauno Lietuvoje realiai galvojo, kad Vilnius jų laukia, jie įeina į miestą ir negirdi nei žodžių lietuviškai. Pas juos tuomet buvo šokas. Jie apie tai rašo savo atsiminimuose. Jie mato slavišką miestą, ypač jaunieji lietuviai nacionalistai pradeda miesto lituanizaciją. Dabartiniai lietuviai ir litvinai, tie senieji LDK litvinai, tai visai ne vienas ir tas pats. Iš esmės, tie senieji litvinai tai buvo polonizuoti šlėktos, kurie savo istorinę tėvynę laikė LDK, kurią skaitė slaviška valstybė. Jie nematė ateities be Lenkijos, o Lietuvą skaitė Lenkijos dalimi. Dar XIX amžiuje Rusijos imperijos administracija atkreipė dėmesį į tai, kad atkreipė dėmesį į polonizuotos šlėktos kilmę. Kai kurie buvo stačiatikiai ir visai ne lenkai. Pas juos atsirado koncepcija sugrąžinti tuos žmonės prie savo genealoginių ištakų.
Tuo pasinaudojo lietuvių ir baltarusių nacionalistai. Jie taip pat siekia sugrąžinti polonizuotus šlėktas atseit prie nacionalinių ištakų, nacionalinių šaknų ištakų. Tačiau lietuvių nacionalistai nusprendė padaryti dar keičiau. Jie nusprendė, kad visur, kur senose LDK sienose gyveno katalikai, tautybė visai nesvarbi. Nes tie žmonės turėjo būti lietuviai renegatai. Visur, kur jie gyvena, tai reikia laikyti Lietuvos teritorijomis. O visus šios renegatus reikia priverstinai lituanizuoti. Vilniaus krašte tuos fokusus, kaip sako Marzaliukas, jie pradėjo daryti 1940 metais. Pavardės buvo lietuvinamos, kitataučiai buvo diskriminuojami, keičiama jų tautybė. Nieko naujo, sako Margaliukas, nes anksčiau tai darė ir Kauno Lietuvoje. Dabar Vilnius tikrai tapo Vilniumi ir mes kaip valstybė nepateikėme Lietuvai jokių teritorinių pretenzijų. Tačiau pasakoti pasakas, kurias mus baltarusius vertė prie Sovietų Sąjungos, mes nesiruošiame. Tuo tarpu Vilnius visiems svarbus. Mums baltarusiams ir žydams ir lietuviams. Vilniaus gatvėse galima buvo išgirsti ne tik baltarusiškų kalbą, bet ir vokiečių. Mes tai turime prisiminti ir suprasti. Štai tiek